Tęsiu TV3 žinias. Lietuvos mokyklas grįžta seniausių uniformų mados. Pačia madingiausia, ko gero, tampa tarybiniais laikais buvusi privaloma ruda mergaičių uniforma. Akmenės gimnazistės eidamos į mokyklą puošiasi būtent taip. Naujosios Akmenės Romučių gimnazijoje gyva tradicija, o gal mada – puoštis ypatingomis uniformomis, tokiomis, kuriomis vilkėjo dar tarybinių laikų mokinukės. Abiturientė sako, kad vieno seniausiojo modelio uniformas specialiai siūdinosi, kitos vilkosi mamų išsaugotas mokyklinės sukneles ir prijuostes. Aš vilkiu mamos uniformą, kuri vilkėjo prieš 20 metų. Ir man gerai išsisaugojus ir patogiai. Suknelė yra siuvus pati, yra šiuolaikinė, tik tai žiūrs yra mamos ir išlikęs. Gimnazijos direktorė sako, kad mergaičių diktuojama mokyklinių drabužių mada jai patikusi. Pedagogė sako, kad šios uniformos tapo vaikystės mokyklinių metų simbolių kelioms kartoms. Matyt, todėl taip mielai dėvimos. Būtent uniforma buvo kaip simbolis moksleivės, mokinukės ir merginos norėjo būti vis dėlto dar, gal čia koks nors vaikis. Šauksmas dar buvo, norėjo būti paskutinį kartą mokinukėmis, paskutiniais mokslo metais. Pasak Akmenės gimnaziščių, senojo modelio uniformomis dalyjasi kone visas miestas. Jaunesnės gimnazistės sukneles gauna iš vyresniųjų.